Ačiū. Jūs turbūt naujakurys. Aš Žiedelė. Aš Kriaušius. Sveiki atvykę, pone Vili. Noriu pasakyti sveiki sugrįžę. Senelis Kriaušius gyveno čia prieš atidarydamas savo žymėje Kriaušių džemo parduotuvę Vancouveryje. Tikrai? Kodėl grįžot? Man reikėjo pokyčių. Aišku. Tai skanu? Negaliu patikėti, kad ragauju pirmą kartą. Džiaugiuosi, kad patinka. Kiek? Nereikia. Oho, ačiū, senelė Kriaušiau. Buvo malonu susipažinti. Gerai, kad grįžai, cukriuk. Pačiu laiku pusryčiams. Šiandien turguje radau tobulą pagardą blynams. Kriaušių džemas? Ką savo galvojai? Greičiau slėpk. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis, draugystė tai magija. Kas čia tokio? Čia tik Kriaušių džemas. Ogi tas, kad obuoliai ir kriaušės nuo seno riejasi. Taip. Kodėl? Kodėl? Na, tiesą sakant, nežinau. Ar tu žinai, dičkimakai? Ne. Gal reikėtų paklausti močiutės? O? Kas geriau dera prie obuolinių blynų? Karamelinis sirupas ar riešutinis? Riešutinis. Kaip gardžiai kvepia obuoliuke. Einu nusiprausiu prieš vakarienę. Tuoj grįšiu. Paklausyk, cukriukė, kiek kartų mudu su dičkiu Mako klausė močiutės apie rietenas ar kriaušės, ji taip susierzindavo, kad negalėdavo šnekėti, kad geriau to neminėt. Na gerai, bet senelis Kriaušius man buvo toks malonus, nors aš iš obuolių šeimos. Kažin kodėl? Ir man įdomu. Bet jei negalim paklausti močiutės, nežinau kas. Galim paklausti auksiukės. Jei kas ir žino apie rietenas, tai šeimos istorikė. Aš už. Ką pasakysi, dičkimakai? Keliaujam ryt iš ryto? Taip. Va čia tai išėjimas. O gal įėjimas? Na, vienaip ar kitaip smagu jūs matyt. Kokia proga. Na, tikėjomės, gal galėsit mums papasakoti apie, rietenas tarp obuolių ir kriaušių. Vaje? Ar močiutė žino, kad jūs čia? Ne, bet vakar sutikau senelį Kriaušių ir jis buvo labai malonus. Gal tas kiviršas tai buvo nesusipratimas ar kažkas, ką jau galima ištaisyti? Nežinau, mažylę. Bet jei norit išgirsti istoriją, manau, kad turit teisę žinoti. Kažkur turiu krūvą knygų. Štai, obuolių šeimos istorijos 137 dalis. Radau, rietenos su meškom. Oi, tai yra kriaušėm, akys jau nebe tokios geros. Seniai, obuolių akrai nebuvo vienintelė ferma poni Vilija. Tiesą sakant, visai netoliese jų buvo dar viena. Kriaušių lopinėlis. Pirkit obuolių. Nėra nieko geresnio nei atsikasti skanaus traškaus obuolių gražią rudens dieną. Nebent, žinoma, norėtumėte atsikasti sultingos kriaušės. Prašyčiau, kriaušės yra tai, kas išeina, kai nemokai auginti obuolių. Kriaušės gamtos saldainis, obuoliai rūgštūs, kaip tavo mina dabar. Taip, viskas ir buvo. Močiutė ir senelis Kriaušius nuolat riedavosi. Kas yra geriausias fermeris? Kas geriau pasirūpino savo medžiais? Jei močiutė skaitydavo savo medžiams naktį,
Ir tada mažas medelis ištiesė šakas į mėnulį ir mėnulis pasakė labanakt. Tai kriaušius gamindavo specialias antklodės savo medžiams, kad jie nesušaltų. Labanakt, medžiai. Pasirūpinsiu jumis. Tiesą sakant, visi obuoliai ir kriaušės buvo didžiausi priešai. Vieninteliai, kurie kada nors sutarė, buvo protuolis ir sviestukė. Ei, man negalim su tavim kalbėti. Ir man su tavim. Mama sako, kad jei palaikysi prie smakro vitriną, tai smakras pradės žibėti. Bet man neišėjo, matai? O man? Tau pavyko, Vedrynė. Vedrynė, man patinka šis vardas. Pala! Protuolis ir Vedrynė, juk tai mūsų tėvai. Aišku, Vedrynė te buvo pravardė, kurią jūsų tėvai davė jūsų mamai. Jos tikras vardas buvo Kriaušė Sviestukė. Norit pasakyti, kad mūsų mama buvo Kriaušė? Tai mes pusiau Kriaušės? Negaliu patikėti. Kaip galėjom nežinoti? Na, nieks nevadino jūsų mamos Kriaušė, o jo žymelė buvo stiklainis, bet Kriaušių sviestas mažai kuo skiriasi nuo obuolių, tad sunku pasakyti. Ar galit mums papasakoti dar ką nors apie juos? Žinau, kad jie labai viens kitą mylėjo. Jų meilė buvo magiška, nubučiuota žvaigždžių ir vedanti į kitą vaivorykštės pusę. Pabuvęs su juo ir pats pasijusdavai lengvesniu už orą. Dar ką nors? Tam man reikia 138 dalies. Esu tikra, kad galėčiau ištrinti. Na, po poros dienų. Tiek to, auksiukė. Buvo smagu išgirsti apie... Kai ką prisiminiau? Kai buvo maži, jūsų tėtis ir jo bičiulis Ąžuolas prisivirdavo visokios bėdos. Ąžuolas medienus pardavėjas? Jau seniai jo nemačiau. Tais laikais judu su jūsų tėčiu buvo geriausi draugai. Nagi, ar čia ne obuoliai? Žinau, kad atėjot ne medienos, turit daugiau medžių už bet ką kitą. Jūs teisus, atėjom ne to. Norėjot paklausti apie savo tėtį? Taip. Galvojau, ar panorėsit. Džiaugiuosi, kad tai padarėt. Smagu kalbėti apie jį. Kiek mes prisijuokdavom. Tiesą sakant, vieną kartą lenktyniavom ir protuolis Makas vertė mane ryti dulkes. Būtų ir laimėjęs, jei kas nebūtų atkreipęs jo dėmesio. Kriaušės Sviestukė, ką tu padarei? Nežinau. Tai ne jos darbas, ponia. Atsiprašau. Tai mano kaltė. Na, lieki man skolingas naujas silos berniuko, tu eikš su manimi. Mano dukra į jokius obuolius nespoksos. Kriaušius tikrai nebūtų sužinojęs, kad tai buvo jūsų tėvo kaltė, bet jis negalėjo leisti jūsų mamai prisimti kalties už tai, ko jis nepadarė. Taigi tėtis buvo labai nuoširdus, obuolys nuo obels netoli rieda, ar ne, obuoliuke? Jūsų tėtis visą dieną dirbdavo obuolių fermoje, o per pertraukas eidavo pas Kriaušes ir taisydavo vandens silosą. Savaičių savaitės jo neregėjau. Aišku, jis buvo nieko prieš. Turėjo progą pažinti jūsų mamą. Jūs irgi pažinojot mamą? Vedrynė buvo tikrai šauni, bet jei nori žinoti daugiau, paklauskit ponios Piragės. Ponios Piragės? Kai buvo mažos, juodvi su jūsų mama buvo neišskiriamos. Tuomet keliaujam. Ačiū, Ąžuole. Ar galėtumėt dar kada užsukti? Išgirsti daugiau istorijų? Man patiktų. Kad mane kur cinamonas, visi trys obuoliukai.
Labą dieną, ponia Piragė. Girdėjom, kad jūs ir mūsų mama buvot geros draugės ir tikėjomės, kad papasakot mums apie ją. Mielai. Niekaip neradau tinkamos progos, bet labai džiaugiuosi, kad atėjot. Visų pirma, ar žinojot, kad tai jūsų mama įkalbėjo mane imtis konditerijos? Bet argi jūsų vardas ne ponia Piragė? Jis ne visada toks buvo. Anksčiau buvau šifonė ir net nenutuokiau, ką man reikėtų daryti. Bet vieną dieną jūsų mama man atnešė kriaušių, kiaušinių, miltų, cukrus, vanilės ir liepė būti kūrybiškai. Neilgai trukus, aš jau maišiau apverstą kriaušinį tortą ir taip gavau savo žymelę. Lyg ji būtų žinojusi, ką man reikia daryti žymiai anksčiau nei aš. Visai kaip tu, cukriuk. Tiksliau, tu visai kaip ji. Man tai buvo pirmas iš daug mano tortų ir Vėdrynė visada mane palaikė. Ji ragaudavo kepinius, padėdavo dekoruoti ir paruošti naujus ingredientus. Per metus ištobulinau savo receptus. Jūsų mama taip dėl manęs stengiasi, kad vieną dieną pasišoviau ją nustebinti pyragu. Čia tu. Atleisk, atnešiau tau kai ką kaip padėką, bet matau, kad esi užsiėmusi. Pažadėk, kad niekam nesakysi. Ką po perkūnais darai, protuoli makai? Mes nesibičiuliaujam su kriaušėm. Tu ir protuolis makas? Nepatikėčiau, jei nebūčiau pati mačiusi. Juk jūsų šeimos nekenčia viena kitos. Nieko negaliu padaryti, taip tiesiog nutiko. Tada Sviestukė papasakojo man gražiausią meilės istoriją, kokią kada buvau girdėjusi. Sveikinu su 131 400 valandų metinėm, brangioji. Ką? Mes tikrai nesam kartu taip ilgai. Žinau, bet tiek praėjo nuo to, kai pirmą kartą pavadinau tave Vėdrynę. Nieko baisaus, jei nieko man neturi. Tiesą sakant, turiu. Gitara? Man? Bet aš nemoku groti. Tylos. Mes tokie skirtingi, tačiau tu geriausia mano gyvenimo dalis. Esu visiškai tikra, kad mes esam tobula pora. Nors kelias yra akmenuotas, aš negaliu nustoti šypsotis ir negaliu nebūt su tavimi, nes tu mano širdį turi. Net jei visi sako, kad tai blogai, negalėsiu pamiršti tavęs ilgai. From the hole you have in my heart, and even if the world tells us it's wrong, you're in my head like a catchy song. Wow, it's just Oho, tiesiog oho. Patinka? Būk nuoširdus. Tai geriausia, ką man galėjai padovanoti. Sezonai keičiasi ir lapai krenta, bet mes viską įveiksim susikibę už rankų. Ar lietus lytų, ar šviestų saulė, tu visada būsi mano padangiai. Nors kelias yra akmenuotas, aš negaliu nustoti šypsotis. Ir nekaltinki manęs, kad negaliu nustoti mylėjus tavęs. You're the only one who makes it all worthwhile. And you should not blame me too if I can't help falling in love with you. Hey, no Taip fair. nesąžininga, norėjau tau pasakyti tą patį. Pyksti, kad tave pralenkiau? I'm telling you, I Rimtai was sakau. gonna pull you up, cover your Ketinau tave eyes, prisitraukti, lead you over uždengti tavo here, akis, nuvesti štai čia ir pasakyti... and say Staigmena. surprise. And then you'd Ir say, tada tu sakytum, ak, protuoli makai, kaip man then I'd patinka. say, Ir tada aš I love sakyčiau, you. aš tave myliu. Too bad it didn't work Gaila, out though. neišdegė. Yep. Aha, Too bad. tikrai gaila.
Kriaušės išsikrausto. Žinojau, kad kriaušės išsikraustė, bet nežinojau, kas nutiko prieš tai su močiute ir seneliu Kriaušiumi. Matyt, mūsų tėvams buvo labai sunku. Taip. Išsikraustom į Vancouverį? Bet jis taip toli. Tai bus geriausia. Ten akrai neliestos žemės ir sandėlis, kuriame galėsim gaminti kriaušių džemą. Galėsim išplėsti savo verslą ir pabėgti nuo tų netikėlių obuolių. Sviestukė labai liūdėjo, bet kadangi nematė kitos išeities, padarė tai, ką reikėjo. Tai viskas. Ką man daryti, protuolė Makai? Mes išsikraustom. Myliu tave, bet turiu likti su savo šeima. O tada protuolis Makas padarė romantiškiausią dalyką, kokį kada esu mačiusi. Kokį? Pasakykit. Šią istoriją prireiks dar vieno ponio. Mere, pažinot mūsų tėvus? Ne taip gerai kaip ponia Piragė, bet turėjau savo rolę jų meilės istorijoje. Naktį prieš išsikraustant kriaušių šeimai, protuolis Makas paprašė su juo susitikti obuolių akrų pakraštyje. Nenoriu su tavimi skirtis niekada. Nesu tikras, ką darysim, bet esu tikras dėl mūsų. Esu tikras, kad vesiu tave šiandien. Ir aš. Dabar eilė turbūt man. Man teko garbė surengti jūsų tėvams slaptas vestuves. Jos buvo tobulos. Protuolis Makas žinojo, kad jo vedrynė nenorės nieko prašmatnaus. Labai primena kitą ponį. Taip. Tad jie pasirinko ypatingą būdą įžadam sutvirtinti. Skelbiu jūs, kas čia vyksta? Kam tiek žvakių? Sviestuke, kur tu? Turėjai krautis daiktus. Ką jūs daro? Mama, ponia Kriaušiau, mes su vedrynė mylim viens kitą. Ką? Ir būsim susituokę, kai tik merė pasakys. Skelbia jūs vyru ir žmona. Argi ne puikus jausmas? Ką čia šnekat? Susituokę, jūs negali tuoktis. Pagaliau kažkas dėl ko pritariu. Gana tų nesąmonių. Sviestuke, mes kraustomės ir tu turi likti su savo šeima. Bet dabar mano šeima yra obuoliai. Turbūt juokauji? Ar renkiesi būti obuolę vietoj kriaušės? Ar verti mane rinktis? Taip. Tuomet taip. Gerai. Negaliu patikėti, kad kriaušius taip ėmė ir paliko mamą. Ne veltui močiutė niekada mums to nepasakojo. Su tokiais dalykais niekada nėra lengva. Sunku žinot, kada geras laikas. Na, manau, kad dabar pats laikas. Pasišnekėt su abiem mūsų seneliais. Atsiprašau, kriaušiau? Aš obuoliukė, o čia dičkis Makas. Bet juk jūs žinot, kas mes, ar ne? Taip, tikrai. Ar tikrai atsikraustėt ponį Vilį, nes norėjot pokyčių? Ne. Grįžot čia, nes apgailestaujat ir norit su mumis susipažinti? Labai atsiprašau. Buvau toks piktas. Bet niekad. Viskas praeitį, senelį kriaušiau. Ar galiu tave taip vadinti? Žinoma. Kur jūs visi dingot? Visą dieną jūsų nemačiau. Daug kur buvom ir daug sužinojome apie savo tėvus. Tikrai? Ir senelį. Tai grįžai? Taip. Nereikėjo man iškeliauti. Radusi tave ir sužinojusi tiek apie mamą ir tėtį, jaučiuosi, būčiau radusi savyje dalelę, kurios net nebuvau pasigedusi. Išgirdusi šią istoriją, jaučiuosi artimesnė jiems. Atleiskit, dėrėjo man anksčiau papasakot. O man dėrėjo būti čia. Per tą kvailą kivirčą išsižadėjau savo šeimos. Bet dabar viskas gerai. Dabar būsim kartu.
Obuoliukė teisi. Sveikas sugrįžęs, senuk. Ačiū, senutė. Kad jau visi esam kartu, norim kai ką jums parodyti. Tėvai mums paliko kai ką, kas mums juos primintų, eime. Na, kaip gražu. Neįmanoma. Jei kas ir gali viską įveikti, tai obuoliai ir kriaušės. Išvertė Rūta Sargūnaitė, garso režisierius Robertas Bešlovas, įgarsino Jurga Kalvaitytė, TV Lingva. EHX